Sveiki vandenininkai, kad turim oro tokį, kokį turim šią vasarą, puikiai plaukiojimams. Tai norėjau prisiminti ir truputį užfiksuoti apie savęs gelbėjimosi galimybės, variantus greičiausiai, kaip galima išsigelbėti, jeigu vienas pats plauki upe ir atramas, prisiminsim atramas, teisingai, prisiminsim eskimo apsivertimą, išbandysim. Vadinami paddle float, irklo pūslė, kuri užsideda ant irklo ir jeigu esi apsivertęs ir išsispaudęs į baidarę, jisai padeda atgal įlipti, tai išbandysim kiek paprastai jo naudotis. Naudosius pirmą kartą, tai gal pavyks. Pabandysim toliau į baidarę įlipti šonui apsivertusią baidarę ir tada daryti ekskimą ir išsipumpuoti su pompa vandenį. Ir bandysim per galą užšliaužti į baidarę. Truputį vėjuota, gal nenupūs iš kadro, bet manau, kad viskas pavyks. Ir gal bus naudos iš šio reikalo. Matot, šitą hermetiški liukai yra prieki gale, kitur būna 3 sekcijos. Daug kas maišo ir jų pagrindinę paskirtį įsivaizduoja, kad ten yra daiktams susidėti. Visose rimtose baidarėse, turistinėse, jūrinėse, atvirų vandenų baidarėse, jų pirminė funkcija yra apsaugoti baidarę, kad jie nepribėgtų pilną vandens. Tai jie sudaro kaip oro kišenę ir kai jūs apsiverčiat, priekis ir galas baidarės plūduriuoja ir ten nepribėga vanduo. Tik tais kokpitas įdamoji dalis pribėga vandens ir jūs tada, kai ten nėra oro kišenės, galite, kad ir ten yra vandens įdamoji daly, įlipti ją atgal ir išsisemti su pompa vandenį. Žinoma, puikiai tinka ir daiktams susidėti hermetiški liukai, bet pirminė jo funkcija yra saugai, nes daiktus galime hermetišką maišą kišti ir sukišti tiek. Tai ką einam ant vandens ir žiūrėsim, gal nepaskęsim.
Viso labo 20 minučių. Nežinau, kaip bus pagal eiliškumą, bet pirmą apsiverčiau, lipau per baidarės galą. Buvo nelabai gerai, nes atsisėdau ant užlenktos ergonomišką sėdynę, ne aukštesnė, aš ant jos susėdau. Pats buvau aukščiau pakilęs ir pilna baidarė vandens, labai buvo nestabilu. Ir ten vos įsipumpavau ir nebaigęs įsipumpuoti, vėl biškai pajudėjau, apsiverčiau. Tada šliuožiau ant pilvo per priekį. Iš karto buvo sunkiau įsiversti baidarę, bet iš karto padėjau ant sėdynės tvarkingai užpakalį ir buvo kur kas stabiliau, sukišau kojas ir pavyko. Po to trečią kartą su paddle floatu, tai nebuvau užsisėmęs pilnai vandens ir jau buvo kur kas daugiau nei po normalaus atsivertimo. Tai bet paddle floatas, šitas dalykas mes čia įsiseks mikrofoną. Paddle floatas, labai geras dalykas, ant jo, kaip ir rodžiau, aš ten kalbėjau, greičiausiai nieko nesigirdės. Ant jo galima ramiai įkišus kojas į baidarės kokpitą, pasikabinus, kaip sakant, ant lemenės svorio, jį prisipūti, užsimauni ant irklo ir jeigu reikia, tu gali netgi ant to irklo kaboti ir ilsėtis vandenės, turi išgelbėjimo lemenę ir dar šitą paddle floatą, nežinau kiek šį newtonų, gal koks 40-50 newtonų keliamoji galia, bet pilnai užteko, kad aš galėčiau ramiai ant jo plūduriuoti ir ilsėtis, kol susitvarkiau. Su juo taip pat įlipti į baidarę, baidarė tiesiog jinai nevirsta, nes tu laikai baidarę, irklą ir trečia dalis kaip nuo kranto, jinai laiko pilnai pačią baidarę. Tai buvo liuksas ir įlipus išsipumpuoti labai lengvai, tai dabar ramios sąlygos čia ežeras, jeigu vėliau bandysim eiti į mares, greičiausiai per bangas į jūrą, dar gal biškiai ankstokai eksperimentuoti, reiktų įsidirbti visas tas technikas. Ir tu gali pasiėmęs atramą išsipumpuoti vandenį. Tas pumpavimas užima, atima jėgų tikrai pakankamai daug. Tikėjausi, kad bus lengviau išpumpuoti ir yra ką veikti. Tai išsipumpuoju, užsidedi vėl sijoną, po to dariau eskimą be sijono, jeigu mokate eskimą, neturi sijono, bet galite vis tiek apsiversti, bus paprasčiausiai. Ir trečią, paskutinį variantą, kur rodžiau, tai jie per tą baidarę sulendi, įkiši užpakalį, biškį paneri, įsispraudi iki galo ir padarai eskimą. Tas paskutinis variantas yra pats greičiausias ir pats efektyviausias. Reikia gerai išmokti eskimą ir jis pasirodo labai, labai lengva. Įlindai, bet kokiose sąlygose. Ir čia, aišku, jeigu ten slengsti upiai, tai čia nelabai pavyks, reikia krantą lipti, bet turam vandenį įlindai, pakštą atsiverti, išsipumpavai, mažiausiai vargo. Bet paddle floatą turėti lemenėje aplamai geras dalykas, nes nedaug dėja, kur nors jūrų ten įsiversi ant bangos kažkur toli ar kur nunešta baidarė, didelis vėjas nespės įsikabinti, tai turėsi, kad ir papildomą plūdrumo priemonę, kuri tave, jeigu reikės, jau galėsi kaboti ir išsigelbėti ant irklo, rankas pamovęs ir laukti. Tai va, jeigu turit kažkokių pastebėjimų, kažkokių rekomendacijų, ar ką aš čia gal prisigribavau savo mokslis, tai rašykit, komentuokit, įdomu padiskutuoti, gal naudojat kitokias technikas atsivertimo ir išsigelbėjimo ir panašiai, jeigu esate vienas vandenyje. Sekantį kartą bandysiu pagauti dar ir aplinkui esančią aplink Klaipėdos žmonių, gal ir jūs norite prisijungti ir išbandyti tas atsivertimo technikas, dviese vis tiek saugiau yra specialios technikos, kaip apsiversti ir išpilti vandenį, jeigu esate dviese vandenyje. Tai bus smagu pabandyti ir jeigu norite, taip pat rašykite ir susiorganizuosim, prisijungsim ir bus įdomu plėsti žinių ratą. Iki sekančio.